Sveiki, labai džiaugiuosi galėdamas šiandien pasikalbėti apie savo mėgiamiausią, apie savo geriausią draugą čatuką, kaip aš jį vadinu, ChatGPT. Ir noriu pradėti nuo to, kad tie, kas esate čia ir kas esate prie ekranų, tiesiog pasiimkite telefonus arba įveskite naršyklę tiesiog adresą, kurį matote ekrane ir tiesiog pasakykite savo nuomonę. Ar tikrinate visgi tą informaciją, kurią gaunate kaip atsakymą iš dirbtinio intelekto įrankių. Tai gali būti ChatGPT, Claude'as, Copilotas, Gemini'us, bet kuris iš didžiųjų kalbos modelių. Ar tenka tikrinti ar ne? Labai žiūriu, po truputį tie atsakymai pildosi. Bet džiaugiuosi, kad bent jau rezultatai yra maždaug 50-50. Tai džiaugiuosi, tikiuosi, kad po šios sesijos gal tas skaičius bus ir didesnis. Tai paliekam balsavimą aktyvų, drąsiai balsuokite. O kasgi yra ta haliucinacija? Tai nežinau, ar yra tekę apie tai girdėti, bet tai labai taip supaprastintai, tai yra, kai mes gauname informaciją, kuri atrodytų lyg ir teisinga, pateikiama gerai, tekstas švarus, bet kažkas ne visiškai iki galo. Ne? Tai gali būti visiškai išgalvota informacija ir tai gali būti taipogi ir netiksli informacija. Tai kodėl taip nutinka? Tai visų pirma yra gan unikalus dalykas, kad dirbtinis intelektas nesupranta mūsų kalbos, kaip mums tai atrodo. Ką tai reiškia? Čia yra toks pavyzdys, nors jis yra anglų kalba, tačiau atkreipkite dėmesį į spalvas, kurias matote. Tai yra tokenai, arba jeigu lietuviškai, tai pažodžiai būtų žetonai, o šalia yra simboliai. Ne? Tai yra tie skaičiai. Tai kitaip tariant, tą visą mūsų tekstą keičia į skaičius, ne? Nes kompiuteriai bendrauja skaičiais ir supranta skaičius. Tai anglų kalba viskas atrodo kaip ir neblogai. Kaip ir matote, kad skirtingas spalvas, skirtingas žodis, lyg viskas ir normaliai. Jeigu mes padarom tą patį dalyką lietuvių kalba, jau atsiranda gan keistų dalykų, nes matote, net ir informacija, jinai jau suskaido vieną žodį 4-5 tuos žetonus, sakykime, ne? Kur tai gali mums sukelti problemų? Jeigu jūs, pavyzdžiui, duodate užduotį, sukurk man tekstą iš 500 žodžių, sukurk man tekstą iš 200 simbolių, ne, tarkim, labai trumpą kažkokią žinutę. Jisai negalės to padaryti, todėl kad jisai nesupranta to taip, kaip mes suprantam. Tikiu, kad yra tekę, ypač lietuvių kalbą dirbant, susidurti su situacija, kai galūnė, pavyzdžiui, yra visiškai kosmosas arba yra naujadaras ir tokių žodžių mes neturim. Ne? Taip vyksta todėl, kad yra spėliojamas kiekvienas kitas tas tokenas, tas kiekvienas žetonas. Ne? Ir vien dėl to, kad priežastis, kodėl tai kaip ir bendrai paėmus susidaro žodis, sakinys, dėl to, kad yra apmokyta labai dideliu kiekiu informacijos. Tai būtent informacijos mokymas irgi gali sukelti tam tikrų iššūkių, kadangi Mira Murati, kuri buvo viena iš įmonės OpenAI įkūrėjų, kuri jinai vieno interviu metu labai taip pasakė tokią skambią frazę, kad absoliučiai visa informacija, kuri yra internete, buvo naudojama modeliui apmokyti. Tiem, kas turi kritinio mąstymo likučių, manau, kad pradėsite galvoti, kad taip negali būti, nes, pavyzdžiui, informacija iš socialinių tinklų, jinai nėra apmokyta. Ne? LinkedInas, Instagramas, Facebookas tai yra privačios paskyros ir su tuo yra labai daug iššūkių. Kitas yra dalykas, pavyzdžiui, dėl Wikipedijos. Tai kaip turbūt ir žinote, Wikipedija yra ta platforma, kurioje bet kas iš mūsų gali dėti turinį. Tai aišku, yra ten būdai, kaip tas turinys yra patikrinamas ir panašiai, tačiau tikimybė, kad tas turinys gali būti neteisingas, yra irgi gan didelė. Yra netgi situacija, kai Australijoje vienas muzikos grupės fanas norėjo patekti į koncertą nemokamai, jisai pakeitė tos grupės tiesiog aprašymą ir priskyrė save prie vadybininkų ar ten šeimos narių ir jį apsauga praleido be jokio dokumento į tiesiog VIP zoną. Ne? Tai tokių dalykų yra. Tai dabar čia aš tiesiog nurodžiau tam tikrus galbūt neigiamus arba negatyvius dalykus, arba tokius, kurie gali sukelti tų klaustukų, ant ko buvo apmokyta. Bet aišku, labai daug yra pozityvių dalykų, kas buvo naudojama, knygos, visi tiesiog viešai prieinama informacija, jinai yra apmokyta.
Yra tam tikros užduotis, kurių nelabai gali, pavyzdžiui, atlikti tas dirbtinis intelektas, nes aš paprašiau, kad jisai man sukurtų nuotrauką ir nurodytų laiką 4 valandos 45 minutės. Tiesiog pasirinkau bet kokį atsitiktinį skaičių. Ir aš tą bandžiau su 5 skirtingais modeliais ir visi jie susimovė, todėl kad šalia dešiniai pusėje jūs matote nuotrauką iš Google. Jeigu aš nueinu į paiešką, įvedu laikrodis ir pasirinku vaizdus, ką jūs matote, visi vaizdai yra panašių laikų, tai yra tas gražiausias laikrodžio atvaizdavimas, kas yra, kiek čia, po 10:09 minutės, ane? Tai vadinasi, kad ta informacija buvo naudojama, apmokamas modelis buvo būtent tokiais vaizdais. Lygiai taip pat yra problemų, jeigu jūs bandote sukurti, pavyzdžiui, vaizdą žmogaus, kuris, pavyzdžiui, rašo kairę ranką. Mes žinom, kad dauguma mūsų rašo dešinę ranką, tai lygiai taip pat ta duomenų bazė yra gan silpna šito klausimu ir irgi nuotraukas gausite tikėtina didžioji daly atveju būtent su dešinė ranka. Čia yra labai slidus reikalas, kai mes visiškai aklai pasitikim tuo, ką mums sugeneravo, jau irgi porą dalykų aptariam kodėl. Čia yra anglų kalba, bet tiesiog paprastas pavyzdys. Aš paklausiau, kiek yra R raidžių žodyje braškė. Angliškai, čia kaip matote, yra 3 raidės. Jis man atsakė 2. Šitas pavyzdys buvo darytas prieš mėnesį, tai dabar jeigu aš jau šviežiai bandau tą padaryti, jau tas yra sutvarkyta, bet aš bandžiau irgi su skirtingais modeliais ir jie visi užlipo ant to pačio grėblio. Ir aš tada paklausiau, ar tu esi tikras. Aš jo neapkaltinau, nepasakiau, kad yra neteisinga, tiesiog paklausiau, ar tu esi tikras dėl to. Jis ką padarė, perskaičiavo ir pats pasitaisė. Taip, čia labai geras pavyzdys, nes jūs... Taip, bet E raidė trūksta, bet R raidės yra teisingos. Taip, bet jeigu yra klaidos, jis vis tiek puikiai supranta kontekstą, bet labai gerai, kad stebite ekraną. Džiaugiuosi, čia specialiai padaryta. Kitas pavyzdys yra truputį toks slidesnis. Aš turiu katę, 17-metę, ir nusprendžiau paklausti, aš žinau, kad tam tikri eteriniai aliejai yra kenksmingi katėm, ane, ir kitiem keturkojam. Duok man sąrašą tų aliejų, kurie yra saugus. Tai kairėje jis išdėstė man 5 variantus ir 5 yra citrina. Aš kitoje nuotraukoje klausiu, palauk, man atrodo, kad citrina yra toksiškas. Ir ką jis tada padarė, taip iš tikrųjų ir davė man sąrašą aliejų, kurie yra toksiški, ir citrina, ir citrusiniai tie visi aliejai yra vienas iš jų. Ane? Dabar, jeigu aš neklausiau, neperklausiau, yra jau tam tikros rizikos. Tai jeigu jūs tos klausimus uždavinėjate, kur yra rimtesnės pasekmes, reikėtų iš tikrųjų labai įsivertinti tuos dalykus. Tai geras patarimas yra tiesiog pradėti, jeigu jūs naujai žengiate į visą virtualų šitą dalyką, pradėkite nuo tos temos, kurią patys puikiai išmanote, nes tada galėsite labai lengvai pagauti tas klaidas. Aš, kaip kažkada studijavęs nesėkmingai teisę žmogus, pamenu nekaltumo prezumpciją, kad mes esam visi nekalti, kol kažkas neįrodė priešingai, tai vadovaukitės panašia mintimi ir sunaudojantis dirbtiniu intelektu, kad jeigu aš nepatikrinau informacijos, tai tikėtina, kad jisai nusišneka didžiąją dalį laiko. Taipogi mums yra tokia iliuzija, kad jisai turi prieigą prie visiškai pačios naujausios informacijos. Ir čia yra kaip ir kabliukas. Čia jau priklauso nuo to, kokį planą, kokį modelį ar kokį įrankį naudojate. Tačiau tai, kad jūs turite prieigą prie internete esančios informacijos, nereiškia, kad pats modelis buvo apmokytas šviežiausią informaciją. Tai tiesiog čia ryte aš paklausiau iš to dalyką, čia švieži skaidrė, iki kada yra tavo apmokymas, arba yra angliškai when is your cut-off date. Ir jisai duoda datą, skirtingą datą nuo modelio. Tai mes dabar esam jau vasaris 25 metų yra pusėjas, kaip matote, data yra praeitų metų birželis. Tai jeigu aš šviežiai ieškočiau kažkokios informacijos, automatiškai yra rizika, kad ta informacija būtų netiksli, klaidinga ir nuo to nukentėtų mano vardas arba darbo reputacija ir panašiai. Kitas yra toksai labai slidus dalykas, kad mes eidami pas dirbtinį intelektą mes norime labai greito rezultato. Ir aš suprantu, kodėl mes labai norime efektyviai viską daryti, ką galima daryti. Tačiau
Tam galima truputį viską apsukti iš kito kampo. Aš tą vadinu kalibracijom ir keli patarimai. Tai vienas iš tų, tai jeigu jūs norite kažkokio rimtesnio rezultato, galbūt dirbate prie tokios užduoties, kuriai reikia daugiau resursų, aš mėgstu suformuoti eksperto personos tokį kaip formatą. Turbūt jau teko daugumai apie tai girdėti, kiti vadina tai rolę. Ir aš tiesiog prieš eidamas į bet kokį įrankį, aš atsisėdu ir pagalvoju, gerai, dabar jeigu yra užduotis, kurią aš bandau atlikti, tai jeigu aš galėčiau prieiti prie bet kokio žmogaus pasaulyje, pagal ką aš tą žmogų atsirinkčiau, ar tai yra tam tikras išsilavinimas, ar tai galbūt yra gal knygos autorius, kažkokio frameworko sukūrėjas, galbūt yra tam tikros ekspertinės žinios, kurios man yra būtinos, kad atlikti tą užduotį. Tai kaip pavyzdys, čia, sakykime, yra į tą galima įtraukti šituos 6 ingredientus. Deja, tobulas promptas neegzistuoja, nes jisai yra kiekvieną kartą kitoks. Nebūtinai aš naudosiu visus 6, bet pavyzdžiui, tas kontekstas yra labai svarbu apie mane. Dirbtinis intelektas nežino nieko apie mus. Kas aš, kokio įmonėje aš dirbu, kokios yra mano pareigos, ką aš bandau padaryti, kad aš gyvenu Lietuvoje, o ne Amerikoje, tai visiškai pakeistų rezultatus. Tai kiti dalykai irgi labai svarbus, ypač antrasis, tai yra galimybė sudėti visą informaciją, kuri mūsų susitarimas. Jeigu aš noriu, kad man atsakinėtų trumpais atsakymais, aš sakau, kalbėk su manim taip. Jeigu yra tam tikras žodynas, kurio aš nenoriu, kad naudotų, aš irgi viską galiu sudėti. Jeigu yra pavyzdžiai, tai yra aukso reikalas pateikti kitų pavyzdžius. Tai čia tiesiog labai trumpas būtent eksperto personos pavyzdys, kurį aš padaryčiau, jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, kaip vadovas priimti į darbą žmogų ir galbūt pasidaryti darbo aprašymą arba darbo skelbimą. Bet tai galima modeliuoti pagal visiškai skirtingus kriterijus ir jūsų jau asmeninės situacijas. Tai tiesiog labai svarbu yra pasakyti, kad tu esi ir tada tą eksperto persona, tas ekspertinės žinias ir tiesiog visą šitą tekstą dabar nukopijavus į tiesiog naują pokalbių langą ChatGPT, jisai jau tada priimtų tą personą ir sakytų, taip, kuo galiu padėti. Ir tada mes jau tęsim pokalbį tik tai tą temą. Tai nebebūtų ta vieta, kur aš klausiu apie Excelio formulės, apie kelionės planavimą arba kalbų mokymąsi. Tai būtų tik tai šitam konkrečiam dalykui. Tokių asistentų prisikurti galima labai daug, pas mane jų yra bent 100 kišeniai ir kiekvienas iš jų atliks būtent tam tikrą dalyką. Taipogi, tam, kad mes sumažintumėm tas haliucinacijas, mums būtina duoti tą informaciją. Tai aš esu tas, kuris patikrina informaciją. Vienas iš būdų yra tiesiog padaryti pokalbį, kuris yra natūralus ir pasakyti, užduok man klausimus po vieną, sulauk mano atsakymą prieš užduodamas naują klausimą. Tada jisai reflektuoja į mano atsakymą ir atitinkamai suprasdamas kontekstą, jisai gali užvesti ant kelio. Pliusas yra tame, kad aš tą galiu daryti tiek telefone, tiek kompiuteryje. Jeigu aš tą darau lauke, saugokitės mašinų triukšmo arba vėjo, arba kitų žmonių balsų, nes tai gali tiesiog permušti patį tą įrašą, bet tai yra labai patogus dalykas, kurį galima daryti bet kur. Čia tiesiog galite pasidaryti kaip ir print screeną. Yra labai geras video tėvo, kuris vaikams rodo būtent instrukcijų svarbą. Kai jis sako, aš padarysiu sumuštinį, tik tai pagal jūsų instrukcijas labai detaliai. Ir yra labai daug dalykų, kur mes net neapgalvojam, kad mes praleidžiam, nes tai yra tiesiog, mes iš vienos pusės mes kaip ir nežinom, ko mes nežinom, ypač su technologijom, bet kartais mes kai kurios dalykus darom tiesiog pagal nutylėjimą. Tai labai trumpai, toksai kaip rezume, tai visada tikrinkit faktus, išmokite būtent daryti ir formuoti tas užklausas ir turėkite labai realistinius lūkesčius. Ir pabaigai noriu tiesiog palikti jūsų tokią nuotrauką, kurią aš buvau aptikęs Facebooko lietuviškose grupėse kažkur, kai žmonės užvirė labai ilgą diskusiją apie tai, koks fantastiškas tai yra interjero dizainas. Ir kaip žmogus, kuris ką tik įsikėlė suremontuotą butą, aš pradėjau kažkaip gilintis, kad labai daug dalykų nelabai veikia. Bet iš toli žiūrint, atrodo kaip ir viskas labai jauku. Bet vienas iš geriausių komentarų buvo, už ką jūs taip nekenčiate knygų, nes knygų lentyna yra pakabinta virš orkaitės ir virš plytos.
arba kabantis kažkaip pakabintas augalas, arba netgi medžių kotai, kurie net nesusieina, o ten net nežinai, ar čia yra langas ar veidrodis. Tai tiesiog turėkite menyje, kad labai daug dalykų virtualioje erdvėje yra dirbtinų ir mums reikia pradėti tiesiog tuos dalykus pastebėti. Tai ačiū labai, jeigu yra jums aktualu mokymai, domėjimasis ir kalbėjimas apie būtent šiuos įrankius, drąsiai kreipkitės. Ir mes grįžom prie tos skaidrės, kuri buvo pačioj pradžioj. Tai kaip ir matome, aš džiaugiuosi, kad didžioji dalis žmonių yra būtent tikrina. Tai jūs irgi tikrinkit. Tai ačiū labai ir linkiu sėkmės.